einam karvių ieškoti. Važiavom prie krantinės, pradėsim karvę skaičiuoti. Tai veidrodžių karvė šitą vadinas. Fotosesijas vyksta su veidrodžių karvute. Jonas Mitrevits. Sekanti karvė, ją atnešė Kirai. O čia labai blizga, sunkiai matysis. O ką jūs čia dabar rezgat? Instagram foto. Nu ne, taip, tada mes išlendam per čia. Taip. Labai prieš saulę čia sunkiai gaunas. Kaip niekai. Karvė naftininkė. Visą naftą aptekėjus. Visą smaluotą karvytę. Dabar einam prie karvės keliauninkės ir karvė nardytoja ar plaukikė ar nardytoja, žinau, kad netoli turi būti. Einam prie karvės. Nežinau, sakau, plaukikė, man atrodo, jin vadina. Arba nardytoja. Plaukikė. Tai čia jau bus 4. karvė. Aplankyta per paskutinį pusvalandį. Karvė plaukikė. Venta 1. Štai su kokiais lastais apauta. Kūgis snak parašyta. Bet žuvis nupieš ant jo, žiūrėk. Kol kas didžiausia karvė mūsų keliai sutikta. Karvė keliauninkė. Žinau, dar vieną panašaus dydžio. Paimk užspenę. Žygiuojam prie paskutinės karvės šiandien ir eisim prie jūros pabraidyti. Karvė jūrininkė. Laukia grįžtančių. Ės karvutę žalią šieną. Oi, koks zūmas. Palauk, milžiniškas zūmas buvo uždėt. Mane kaip nors panašiai. Antrą dieną Ventspilį mes toliau jį tyrinėjom. Ir atvykom prie žalumynų karvės. Jin taip pavadinta. Nežinau kodėl. Gal dėl spalvos savo. Žalumynų karvytė. Boružėlė 7 taškė. La. 1, 2, 3, 4, 5 boružėlės.
Nu va, klaidžiojom pagal navigaciją Ir turėjom nuotykį. ir pagavo biškį pareigūnai. Sako, negalim važiuoti prie pat jūros. O dabar jie mumis veda teisingu keliu, kuriuo ir turėjom važiuoti, kaip sakiau. Dabar jie turbūt nori tik įsitikinti, kad mes ten važiuosim. Ir į aikštelę pasistatysim mašiną. Tai va, įdomus toks nuotykiukas. Ne, bet labai maloniai bendravo, paaiškina gražiai viską, tik tiek, kad užfiksavo, kad klaidžiojom ten tais neleistinais keliukais. Ir tiek. Čia normalus asfaltas privažiuoti. Nu. Tikrai nebuvo nusiteikę baudų čia mums prirašyti. Nes jiem jau žinomas tos situacijas, kad visi čia klaidžia. Tik dabar norėčiau pareiškimą, kad Ieva buvo teisi. Reikėjo iš karto čia važiuoti. Volia, gražiausia vietelė. Čia po nuotykiuko su policija pagaliau atvykom. Pagaliau. Su palyda. Ir Ieva buvo teisi, o aš norėjau kur įdomiau. Tai gavom kaip kur įdomiau. Tikrai. Bus tau kekšas klausyti. Negalim lipt, sakė. Matai. Nu, einam žiūrėti kažkas panašaus į mūsų Olando kepurę turėtų būti. Nu ką, leidžiamės? Mes vėl po ženklo einam, bet kito pasirinkimo nėra. Tikų ramų, žmogeliukų nėra ir dabar leisimės nuo skardžio. Čia žinokit, pakankamai ekstremalų yra. Nežinau, kaip užlipti reikės. Nusileisim. Gerai, bet kai tu nusileisi, nufilmuok Robertą nusileidimą. Gerai, bet čia daug akmenų neišeis ir slys. Gerai. Rolandas bando leistis. Opa. Yeah. Man pavyko. Palauk, pastovėk, Robertai, gerą nuotrauką. Tuoj nufotkinsiu. O jeigu nenorit leistis, yra laiptai. A leisies, Ieva, nes yra laiptai ten. Nu ką, aš ten eisiu. Nu, davai. Man reikia nusinešti. Auč. Oi, au. Nieko tokio. O, nepatinka. Nu, be reikalo su tą ranką pasirėmiau. Smėlėta dabar. Ui! Padaryk Robertui vietas, kad turėtų kur čiuosti. Dabar jie grįž ir gaudys mumis, turėsim bėgti. O mes, sakysim, kauptis nusileidom. Drąsiau dramblį. O to aš tau iškirsiu. Kirtėjau pirmą nusileisk. Nebijok, Robertai. Vėl getriukai pilni. Nebijogi, čia nieko tokia. Pasaiho širdelė, kaip pazuiki. Čia labai minkštas šlapės smėlis, čia ant akmenų neužsigausi tikrai. Nu, judi. Greičiau. Robertai tave žiūri. Žiūri jau.
Varyk. Viskas gerai yra. Okay. Pušelis beveik ant oro vaikas ant šaknų. Tai va, tokia ta Tautzenės atodanga nuo Ventspilio apie 10 km, gal 12 koks gavas nuo mūsų gyvenamosios vietos, kur gyvenam. Va, toks ilgas skardis. Ir kiek matau, erozija įveikia, čia yra draustinis vadinasi. Kopsiu viršun. Opa. Įveikiau. O, kaip čia gražiai atrodo nuotrauka. Kažkokie poliai, matomai kažkada prieplauka buvo, arba tiltas, kažkokios kaip ir dviejų filmukas yra. Tokia antra dalis, kai mes kreizinamas biškutį, tai elbows. Šiu. Lankom Ventspilį toliau, esam prie Gėlių karvės, tai kaip tik įsijungia drėkinimo sistemą. Bet kaip fainai, jauti, lietų. Štai kokia didžiulė karvytė. Aplinkui gėlynai. Labai graži karvutė. Dar viena karvutė į mūsų kraitę, akmenų karvė. Šimtsiems. Tas šono labai blizga. Inžinierų iela 101. Inžinierų, tai mūsų inžinieras 77. Bet čia į priekį, va, paeisim nuo namų. Gerai susifotkink viską. Grįžk į tas karvės. Parodė, kokio dar yra. Va, šitą labai noriu krepšininkę pamatyti. Nu, priešais areną. Ką, mama, kokią tu nori pamatyti? Eisim toliau karvyčių ieškoti. Biški gausim informacijos, kas ten yra, ko nebėra. Karmą noriu aš.
Mums reikės visada žalia karvė dabar susirasnės. Vasarnico Ieva, M8. M8A. Kolekcionuojam karvės toliau. Atvykom prie policijos karvės. Policijos karvė. Va, dabar atsistok čia. Iš priekio. Dabar nesimato, tu poltų. Karvių medžiotojai tęsia savo veiklą. Pažiavom prie karvė Kovosas. Nors čia Venta parašyta. Manau, kad gali sutarti. Čia taip ant kokio postamento karvytė. Paskui jau sudėliosiu, kiek jau šiandien aplankėm, o jau biškį mėtomės tarp skaičių. Fontanas Kietės. Aprimsi pas Kiečių, Robert. Ei, nes patekti. Sakei, ei. Karvės elektrikės niekaip nepavyksta rasti. Sukam ratus, bet nerandam. Sės. Kaip? Gerai, sėdi. Koks skveras, žiūrėkit, kai sėdi viens. Kas? Nėra tos karvės, galim nebeieškoti, nes buvo prie tų krūmų tarpe ant to grindinio. Va, žiūrėkit, du sėdi susilenkę, kiti du stumia. Kokia gražia ekspozicija. Štai užsidegė žalią, varam pengetą karvę. Garsusis Ventspilio simbolis laikrodis. Dabar yra be 24. Artėjom prie dar vienos karvės. Geto karvė jinai vadinasi. Ir tokia savotiška įdomi. Porzingis su kamaliu. Tikrai gražia, ne? Gražia. Viena iš gražesnių, tikrai. Jo. Ir grįžti čia. Daugį tau. Drogą. O? Traukiu dabar noriu kalbinu pati. Užtuoju. Atvykom prie karvės, kuri vadinasi į vienus vartus. Per karvę ir žmogelį žiūri, nežinau, futbolą. Vienintelę karvę su žmogum jaučiu. Susikaupę žiūri. Įvartis! Yes! Karvė krepšininkė. Ne veltui prie krepšinio arenos. O, kaip atrodo karvė krepšininkė. Atvykom į kitą miesto galą, kad pamatyti auksinės saulės ir sidabrinio mėnulio karvę. Susiradom šitą vietą, po tą žaidimo aikštelę. Bet karvės nėra. Perkėlė ganyklą į kitą vietą. Tai pravalas jau 6 neradom turbūt. Jo 6 neradom. Jau 6 neradom. Dar viena karvutė. Gyvenimas yra gražus, vadinasi. Čia tokia biškį bučiuoja skirtingų rasių, lyčių žmonės, tai yra vienodų lyčių. Ir paparacas fotkini greičiau.
Užeinam į vaikų žaidimo parką, toks gan įspūdingas. Ten kokia pilis, va, Nykštukas, toks visai nemažas. Robertas man tuoj parodys Bermudų salas ant žemėlapio. Sakai, Lietuva. Lietuva per lengva. Melagis. Nepalą, Butaną, Pakistaną, Afganistaną. Kaip latviškai įdomiai skamba, kur Lietuvoje visi vyriškas giminės pavadinimą. Čia Pakistaną, Afganistaną, Adžyrija, Alžyrija. Kur ta Lietuva, kur čia nusukot Amerikas? Tai ne Lietuvos ieškojom. Va, Lietuva, Vacija, Francija, Italija, o kokie. Einam pažiūrėti, Pepės pasaulis įvedė. Grovėm į privataus kempingo teritoriją, kad pamatytumėm dar dvi karvės. Viena visada žalioji antikarvė. Va tokia gražuola. O jin visada žalioja, todėl kad apsodinta tujom. O kita karvė, keliaujam, yra, vadinasi, Karmos karvė arba Londono. Nu, kaip ir Karmos arba Londono karvė. Kaip ir prieš paskutinę jau. Nusifilmuoju kartu, kad nesakytų, kad fotkę vogta iš internetą. Karvės kur bus? Nu ką, einam dar prie karvių. Šiandien visą pusdienį jau medžiojam karvės. Jau vien po Ventspilį čia po vietą gal 25 km prasukam. Ieškodami tų karvių. Čia karvė labai sunkių pavadinimų. O, prieš saulę gerai. Levitacijos. Levitacijos dėsniai. Mes savo vardą uždėsim Rodeo karvę čia bus. Va tokia juoda karvutė su šeimininku besiblaškančia. Štai tokia karvytė. Va, ant siduką mažą. Palauk. Visą greičiu pirmin. Parein, Robinė. O štai taip atrodo antras pagal dydį Europoje radijo teleskopas, lėkštės skersmuo 16 metrų. Tai taip atrodo buvę daugiabučiai, buvę kareivinės. Žiūrėkit, kaip buvo, kai išvirtę pertvaras kokios. Nu va, atvykom į Kolkos ragą, čia Baltija, ten Rygos įlanka, einam į patį iškišulį. Kvapelis toks reikalaujantis iššūkių biškį. Fotosesijas, nu neblogai čia atrodo tas pušis, bet kvapas tai labai ne kažkoks. Akmuo biškį juda, vadinasi yra vėjas, jeigu būtų šlapęs, tai reiškia lyja. Jeigu nėra akmens, reiškia pavogė.